visi sugrįžę į mūsų podcastą, kur mes aptarėme klimato kaitą, jos prevenciją bei faktorius, kurie ją įtakoja. Tai šiame epizode mes kalbėsime apie tai, kaip galima išvengti klimato kaitos. Jo, yra sušvelninti, sumažinti. Tai vienas iš būdų yra atsinaujinanti energija. Tai gali būti tos saulės baterijos. Saulės baterijos ant namų, kurios iš tikrųjų galbūt yra labai brangios iš tikrųjų ir nedaug žmonių gal nori jas įsidiegti savo namuose, bet kiek girdėjau, jos labai atsiperka, nes galų gale žmonėms reikia labai paskui pigiai mokėti už elektrą, ten porą eurų iš tikrųjų per mėnesį. Tai labai greitai iš tikrųjų tas atsiperka ir iš tikrųjų tikrai sutaupo daug išteklių ir ten nereikia ten deginti ar dujų, ar kažkokios anglies, ar kitais būdais. Jo, kas yra gerai, kad aš manau, kad tos saulės baterijos jos yra vertos to pinigų investavimo, nes tai galų gale atsiperka ir tai kaip ir labai prisideda prie to išvengimo šitų visų problemų ir aš manau, kad tai būtų vienas iš tų pagrindinių faktorių, kurie galėtų mums padėti išvengti artėjančių pavojų, sakykime, kalbant apie klimato kaitą. Jo, ir tiesiog išteklių sumažėjimo. Ir taip pat ten, kur yra irgi vėjo ir hidroelektrinės, tai jos taip pat kaip sumažina šiltnamio efektą ir taip pat prisideda prie klimato kaitos sumažinimo. Jo, tai aš manyčiau, kad čia būtų tikrai vienas iš tų pagrindinių faktorių, kurie aišku, tai yra brangu, bet aš manau, kad tai yra verta pinigų investavimo, nes tai tikrai atsipirks ir atsipirks geruoliai. Ir, pavyzdžiui, ten sako, kad saulės baterijas, pavyzdžiui, kai kuriem labai nepatinka, kaip ant namų atrodo, tai irgi yra kitas būdas, galima nusipirkti kažkokį tam tikrą plotą, nes būna kaip saulės baterijų, visos tokios jėgainės, didžiulės tokie plotai, kur yra vien saulės baterijos, tai tu gali nusipirkti tam tikrą plotelį, kurioje tau yra generuojama būtent tau ta energija ir tada, neturi būtent ant savo namų dėti, jeigu nepatinka. Taip. Ir šiaip žmonės yra tokių žmonių, kurie galvoja, kad, tarkim, tie vėjo malonėliai, kad jie, pavyzdžiui, gadina realiai vaizdą, jie gadina kraštovaizdį. Yeah. Ir aš realiai iš dalies su to sutinku, nes, tu važiuoji ir atrodo, kad čia yra kažkoks distopinis dabar dalykas vyksta aplink tave, ką aš žinau, kažkokie didžiuliai vėjo malūnai. Bet, gal kartais galima ir paaukoti tą kraštovaizdį. Paukojam kraštovaizdį. Pakankamai kontroversiška gal yra, nes tiek tom saulės jėgainėm, tiek vėjo jėgainėm reikia didelių plotų. Ir reikia ten vis tiek iškirsti ar kažkokius miškus ar kažką, paaukoti tiesiog tam tikrą plotą, tai irgi šiek tiek yra kontroversiška, nes miškų reikia, kaip ir kalbėjom praeitame epizode, bet aš manau, kad vis tiek apsimoka kažkiek gal tų miškų paaukoti vis dėlto. Nes vis dėlto ta atsinaujinti energija tikrai yra, turi begalę pliusų tiesiog ir ištekliai mūsų žemėje nėra dėja beribiai ir atsinaujinti energija mums bus labai svarbi ateityje. Jo, sprendimai, jie nėra tobuli, bet jie vis tiek, ta prasme, yra sprendimai. Taip. O kalbant apie tai, kaip mes visi galime prisidėti, tai aišku, turbūt esate girdėję, kad yra rekomenduojama tiesiog naudoti mažiau vandens, išjungti čiaupus, kai vanduo yra nenaudojamas, mažiau, tarkime, praustis voniose, daugiau praustis duše, taip pat trumpiau praustis. Aš šitą šiaip labai bandžiau taikyti savo kažkaip kasdieninėme gyvenime ir iš tikrųjų iš pradžių gal atrodė sunku ar tiesiog neįprasta, bet labai greit prie to pripranti ir aš dabar tiesiog planuos rankas, tai kol muilinės išjungi vandenį, kol valaisi dantis išjungi vandenį, kol ten muiluojas galvą išjungi vandenį, tiesiog ar ten plauni indus. Tai nėra taip sunku, bet iš tikrųjų tikrai sutaupo daug vandens, nes mums atrodo, kad čia jis bėga beribiškai ir panašiai, bet taip nėra ten. Su 20 litrų tikrai neišsiprasiau žmogus, o 20 litrų jau yra belekiek iš tikrųjų. Taip, bet kalbant irgi apie tos visus, žodžiu, irgi yra labai rekomenduojama, jeigu tu nenaudoji, sakykim, arbatinuko, tai tu išimi rozetę. Prasme tą jungiklį iš rozetės, nes jis vis tiek naudoja energiją. Jeigu tu nenaudoji ten, sakykim, kavos aparatų kurį laiką, tu irgi gali išjungti iš rozetės. Ten, sakykim, yra begalė dalykų, kurie labai daug energijos sunaudoja, kurių tu, tarkim, nenaudoji ten kiekvieną minutę, kurie nėra tau privalomi dabar, tai tu juos gali tiesiog išjungti iš rozetės arba galima irgi
daryti, reikia nepamiršti išjungti šviesų, nes labai dažnai žmogus, kai išeina iš kambario, tuoj grįšiu ir tipo palieka tą šviesą, nu, bet vis tiek toks kiekis energijos yra sugeneruojamas ir elektros ir visa kita, kad, nu... Ir ten užsimiršta žmogus, paskui nueina, ten valandom palieka tą šviesą, nėra taip sunku vieną jungtuką paspausti ir viskas, ir užsidegs vėl, jeigu norėsi. Tai vat reiktų kuo mažiau ten tos šviesos naudoti, ištraukti iš rozečių jungiklius, ten, sakykime, dalykų, kurių mes nenaudojame. Ir taip pat tiesiog yra kaip ir finansinė nauda tau, nes tau reikia mažiau mokėti už šviesą, mažiau mokėti už elektrą, mažiau mokėti už vandenį, nu, tai ta prasme ne tik saugai gamtą, bet ir pats, ta prasme, truputuką pataupai, kaip sakant. Taip pat reikėtų stengtis, nu, čia manau jau yra toks kaip ir labai visiems brukamas, ten kaip ir pavyzdys, kad nenaudoti vienkartinių įrankių, nenaudoti vienkartinių indų, ta prasme stengtis pirkti maistą ir produktus, kurie yra supakuoti kaip nors į pakuotės, kurios gali suirti paskui gamtoje, nepirkti produktų, kurie yra supakuoti į plastikinės pakuotės, arba tada bent jau jas surūšiuoti, ta prasme, čia yra tiesiog dalykai, kuriuos mes galime tikrai daryti ir, tarkime, yra matomi ir pasikeitimai, nes, pavyzdžiui, dabar praktiškai visose kavinėse yra duodami popieriniai šiaudeliai vietoj plastikinių. Ir plastikiniai šiaudeliai praktiškai jau net nebėra naudojami. Kaip ir tai čia yra tikrai kaip ir pozityvus pokytis. Ir dar, ką aš, pavyzdžiui, pati pastebėjau, tai kad yra kavinių, kurios, ta prasme, skatina žmonės atsinešti, pavyzdžiui, savo puodelius ir pritaiko netgi nuolaidą, jeigu atsineši. Čia iš tikrųjų labai daug kur ir kavinės, net ir degalinėse, žinau, ten visi atsineša savo, nu ne visi, kai kurie žmonės neša savo puodukus ir iš tikrųjų tai yra geras irgi būdas. Jo, tai aš žinau, kad tikrai verslai turėtų kažkaip skatinti irgi žmonės, ta prasme, saugoti gamtą ir kaip nors, ta prasme, vat tokios motyvacinės strategijos yra tikrai labai pozityvus dalykas, mano nuomonė. Taip. Arba, tarkim, ką dar irgi mes su šeima praktikuojam dažniausiai, tai parduotuvėje, kai apsiperkam, tai vis laikam duojam tuos medžiaginius maišelius, o ne tuos plastikinius kiekvieną kartą. Nu, aišku, jas galima būtų paskui panaudoti šiukšlių išmetimų ir panašiai, vis tiek suteikimas antras gyvenimas, bet iš tikrųjų, tie medžiaginiai maišeliai tarnauja žymiai ilgiau ir tiesiog yra žymiai tvariau. Taip pat dar galima būtų paminėti, kad apie mitybą, kad kaip anksčiau minėjom, jog reikia labiau pasirinkti kaip žolinio pavidalo maistą arba tiesiog paprastai stengtis vartoti kuo mažiau mėsos, nes tai irgi skatina klimato atšilimą ir kaip Mila minėjo praeitame epizode, kad miškų kirtimas ir kad miškai yra naikinami dėl galvijų auginimo ir tuomet daug labai CO2 išmetamų dujų atsiranda dėl transportavimo mėsos į visus pasaulio kampelius, tai irgi reikėtų sumažinti. Ja. Mes gindėvę, aišku, nesakom, kad reikia nustoti mėsą valgyti, nes, nu, taip, kai kuriem tai yra neįmanoma, kai kuriem tai tiesiog nereiktų to daryti, nes vis tiek mėsoje yra daug mums reikalingų medžiagų ir panašiai, bet, nu, mažinti tą kiekį tikrai būtų labai naudinga, nes mums tiek tos mėsos kiekvieną dieną 3 kartus per dieną nereikia ir kelis kartus per savaitę tik tai valgyti mėsą ar ten 2. Yra duotos rekomenduojamos dozės dietologų ar tai specialistų, kurie specializuojasi ties maistu. Ir, nu, ta prasme, mums net nėra ir sveika, kai mes vartojame per daug ten, sakykime, tų produktų, nes nu, yra tam tikros ribos, kiek mes galime suvalgyti ten, tarkim, to pačių baltymų ar kitų. Ir visai galima, ta prasme, pirkti produkciją iš, pavyzdžiui, iš mūsų apylinkių, ten, tarkime, ten kokį nors kaip ir ūkininkų, kurie augina vis tiek ten tos gyvūnus etiškai, tenais, nei ten tuose pašaruose yra ten kažkokių tais žalingų dalykų ir vis tiek po tais gyvūnais yra rūpinamasi, tai aš manau, kad ir kiaušinius, ir šiaip mėsą iš tokių ūkininkų pirkti nėra kažkaip blogai. Taip. Ir tai yra tikrai geriau negu ten pirkti iš masinės produkcijos ir importuotų įvairių, plus tu ir palaikai, ta prasme, vis tiek kaip ir savo šalies verslus, kas irgi yra pozityvu. Dalykas, į ką mes visi galime tikrai atsižvelgti, yra transportas, kaip, pavyzdžiui, elektrinės mašinos arba kad ir viešasis transportas. Pavyzdžiui, Norvegijai buvo
tokia tai padaryta, kad žmonės buvo labai skatinami naudoti elektromobilius, tiesiog net ir mokesčiai yra mažesni, jeigu tu būtent vairuoji elektromobilį ir padaroma labai daug tų kaip papildomų juostų būtent elektromobiliam, kad tiesiog keliavimas būtų greitesnis ir patogesnis ir iš tikrųjų tai buvo labai veiksminga ir labai daug žmonių pakeitė savo mašinas į elektromobilius. Taip pat Lietuvoje, kas yra dabar, tai yra apmokestinamos senesnės mašinos, kurios yra taršesnės aplinkai, ypatingai ten būna su dideliniu varikliu. Tai irgi, manau, yra geras dalykas, nes dabar yra tikrai mašinų, kurios nėra tokios brangios, bet yra mažiau taršios ir kurį žmonės galėtų nusipirkti. Tai... Jo, kalbant apie tas mašinas, yra ir hibridinės mašinos, kur yra ten elektra varomos mieste, sakykime, o užmiestyje, kai tu pasieki tam tikrą greitį, jau pradeda mašiną naudoti ten benzino sąnaudas. O vat, sakykime, jeigu ten mieste važinėjai ir neviršyji, ten, sakykime, iki 60 km/h, tai reiškia, tavo mašina naudojasi elektra, kuri yra gaminama iš tavo benzino, kaip ir iš benzino tų atliekų, kurios jau yra mašinoje. Reiškia, tau nereikia papildomai krauti tos mašinos, kad jinai važiuotų elektra. Tai va tas, aš manau, kad tai būtų tikrai labai veiksmingas dalykas. Taip, ir dar, tarkim, iš pačios valdžios suteiktų galimybių mažinti klimato taršą ir kaitą, kad šiaip turėtų labai daug jėgų skiriama kaip švietimai, tiek vaikų, tiek suaugusių, tiek mokyklose, tiek universitetuose. Nes aš manau, kad visų pirmiausia žmonės kuo daugiau sužinotų reikia tiek kuo daugiau sužinoti apie klimato kaitą ir jos padarinius, nes tada tai paskatins juos imtis veiksmų ir kaip iš tikrųjų padėtų sumažinti pačią klimato kaitą, nes tiesiog būtų daugiau jai skiriama dėmesio. Taip. Jo, ir dažnai, iš tikrųjų, kai ten sakoma, kad, pavyzdžiui, nevažiuokit su mašina, naudokit viešąjį transportą. Bet tai, aš iš asmeninės patirties žinau, kad, ta prasme, yra žiauriai nefaina naudoti viešąjį transportą, nes tiesiog jisai yra prastai planuojamas, autobusai pastoviai vėluoja, ta prasme, pastoviai yra perkrauti pilni žmonių, nes jų nėra pakankamai. Ir tai yra tiesiog problema, kurią reikėtų visų pirma išspręsti, jeigu mes norime tikėtis, kad žmonės kažkaip mažins naudojimą savo privačių automobilių, kas šiuo metu aš nemanau, kad tai yra labai realistiška ir tai yra irgi kaip ir problema, kurią turėtų spręsti mūsų valdžia labiau ir aš nemanau, kad mes galim labai daug ką padaryti šio klausimu. Jo, bet atsiprašau labai, kalbant apie tos autobusus, tai tie seni autobusai išmeta tikriausiai daugiau tų CO2 negu 5 kokios mašinos. Ta prasme, kad tie autobusai literaliai tu juose esi ir toks jausmas, kad jie toj subirės. Ta prasme, tiek blogai yra. Bet, sakykime, iš kitų miestų atvažiuoja piliečiai, kurie, lankosi ten, sakykime, ar iš Kauno, ar iš Klaipėdos, iš Šiaulių. Nesvarbu, iš kažkokio tai miesto atvažiuoja ir yra pasišlykštėję tiesiog tuom, ką jie mato. Nes tai Vilnius yra, jeigu kalbant labiau specifiškai, tai Vilniaus transporto priemonės, viešosios transporto priemonės yra tragiškos. Turint omeny, kad jie, piliečiai, jie lieka šoke dažniausiai, nes tiek, sakykime, Kaune jau yra elektra varomi autobusai. Ta prasme, čia jau kalbant, jeigu labai koncentruotai į Vilnių patį. Bet jeigu mes sumažintumėm ir Vilniaus tų senų troleibusų ir autobusų kiekį, aš manau, kad tai tikrai pakeistų tam tikrą procentalę dalį tų visų kūro sąnaudų. Nes patys irgi žmonės, kad kai jie pamato, kokia yra prasta infrastruktūra viso visuomeninio transporto, tai jie patys iš tikrųjų priima sprendimą nevažinėti juo ir labiau renkasi, tarkim, Boltą, taksi, kurie išmeta žymiai daugiau CO2 negu kad elektra varomas transportas. Bet, pavyzdžiui, jeigu lyginant su kitom pasaulio šalim arba kitais miestais, tarkim, su kokiais didmiesčiais, tai tenai kaip tik net yra. Ir aš manau, kad iš tikrųjų Vilniui tai yra pakankamai aktualu, nes vis jau dabar, pavyzdžiui, parkavimo mokestis brangėja ir tada žmonės natūraliai statosi toliau mašiną ir eina iki miesto, nes nori tiek mokėti už parkavimą. Tai taip yra ir didmiesčiuose, kad jeigu tu nori laikyti mašiną ir parkuoti mašiną, tai yra tiesiog tragiškai brangu ir dėl to žmonės važiuoja žymiai daugiau su šituo viešuoju transportu ir iš tikrųjų ten dideliuose miestuose, kaip kokiam Londone ar panašiai, tai tas transportas yra žymiai labiau
išplėtotas ir žymiai labiau efektyvus ir žymiai daugiau, kur gali su juo nukeliauti ir galbūt greičiau net. Tai irgi tiesiog čia reiktų. Bet apie ką kalba, kad jeigu yra vaizdiškai patrauklus ten viešasis transportas, tai ir daugiau manau, kad žmonių būtų tų, kurie pasirinktų viešai transportą. Jo, būtent. Taip, tai su to šį epizodą mes ir užbaigiam. Ačiū, kad klausėt ir susitinkam kitame.